from the top, let's go. Sveiki, aš Jonas Jačiunskis, magistro studijų studentas, trumpai tariant, studentas su patirtimi. Ir šiandien pradėsime naują laidą Kaunas studentų akimis. Šioje laidoje sužinosime apie rekomenduojamas aplankyti vietas Kaune, studentišką virtuvę ir top 3 problemas, su kuriamis susiduria studentas. Važiuojam. Atvykome į gyvą Laisvės alėją. Čia pakalbinsime studentus, galbūt ir buvusius studentus, apie tai, ką galima nuveikti Kaune, ką aplankyti ir kur pasilinksminti. Keliaujam. Turėsim rugsėjį pirmo kursų, reikia jiems pasiūlymų, kur aktyviai praleisti laisvalaikį studentui. Gali tai būti susijęs su sportu, gamta, kitom veiklom. Tai jeigu aktyviai, tai Nemuno saloj, Santakoje naujas stadionas atsidaręs, labai faina danga, daug ratų gali apibėgti. Tai yra labai gražiai naujai atrenovuotas takas, tai būtent nuo Santakos einant Neries krantinę. Net nežinau, galima į Ąžuolyną rytais eit pabėgioti, ar yra šiaip labai gražus dviračių takai. Tai Nemuno sala, žinoma, ten dabar, kadangi vasara, šilti orai, viskas gražiai. This time that is good weather, we've been playing volleyball near Salgiris, where the volleyball plays, and also in the river. We like it a lot. Riedučiais važinėju su dviračiu, ar galima tiesiog pabėgioti irgi tais pačiais takais, yra labai gražių vietų. Pakalbėkime apie linksmesnę studentavimo dalį. Vakarai, kokiam klube apsilankytumėt? Bardake. Bardake, sanatorijai, kas čia dar yra gero. Laukas, jo. Ten skanaus visai maisto yra. Oh, I think I'm a mesha. And that's it. Like, I don't party much, med student, so... Jo, ir mano toks labiausiai chill turbūt vaibukas, kurio tai Senamiesty, Daukšos gatvėje, jeigu nepameluosiu, tai Čaika. Ten, aišku, gal sakyčiau mažokai vietos, bet ten labai įdomus gėrimai. Iš tiesų, tai tiesiog Senamiesty praleis laiką. Naktinis gyvenimas geriausias. Barus, tai tarkim, kad ir Godo baras, arba, o kodėl ne, yra tikrai, nežinau, ar čia neskaita reklama. O pavyzdžiui, per metus prabėgus gal prisimenat kokį renginį, kur galima sutikti naujų draugų, tų pačių studentų, pirmakursų, antrakursų, nesvarbu. Tai dabar jau kelis metus iš eilės vyksta Audros festivalis, tai irgi, manau, yra tiem, kas domisi muzika, muzikos produkcija. Na, kiek iš savos patirties, tai dažniausiai kavinėse kafeinė būna labai dažnai tų tokių kaip studentų tiek ir iš užsienio, tiek ir iš Lietuvos. BLC aikštėj čia, fontanas ir pasukus ten vienybė. Kiekvienais metais vyksta koncertai, tai aš tikrai manau, kad neišimtis bus šie metai. Aš manau, kad daugiausia tai Laisvės alėjų dabar. I think it's the Laisvės. It's the most people that I can see through the whole day. It's always busy, always a lot of people. Ką sugalvoti veikti studentams Kaune, manau, kad nebus didelis iššūkis. Na, bet po kiekvienos veiklos norisi kažko skanaus ir pavalgyti. Tad keliaukime į studentišką virtuvėlę, kur mūsų šefas mus visus išmokys gaminti puikų studentišką patiekalą. Sveiki, aš esu Laurynas. Ir šiandien būsiu jūsų studentų virtuvėlės šefas. Parodysiu, kaip galima greitai ir skaniai paruošti blynus. Taigi pradėkime nuo tešlos paruošimo. Aš pradedu nuo 2 kiaušinių įmušimo. Po to įberiu miltų ir truputį pieno, kad pareguliuoti tirštumą. Maišymai laiko nepagailėkit, nes tikrai reikia gerai išmaišyti. Košė gavosi be gabaliuko ir normalaus tirštumo. Dar galima įberti porą šaukštelių cukraus. Viską vėl gerai išmaišome. Štai, košė paruošta. Pabaigus gaminti tešlą, galima pereiti prie kepimo. Tai pradžiai kaitinsiu keptuvę. Tai atpjausiu gabalėlį sviesto. Sumažinam temperatūrą ir gražiai įdedam košę. Kai apskrudo visi kraštai, galime apversti. Štai parodžiau, kaip galima greitai ir lengvai paruošti blynus.
Skanaus. Didžiausi komplimentai mūsų šefui. Na, o po pamokėlės virtuvėliai keliaukime ir išsiaiškinkime, kokios tos top 3 problemos, su kuriamis susiduria mūsų studentas. Labas, aš esu Deividas. Šioje rubrikoje apžvelgsime top 3 klaidas, kurias daro studentai. Viena jų yra blogas parkavimas. Ši dažnai pasitaikanti problema kelia rūpesčių nepatyrusiems vairuotojams. Tad jeigu galvojate, kad būtent taip galima parkuoti, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Antroji daroma klaida – pervargimas. Kaip patyrę studentai rekomenduojame nepervertinti savo jėgų, atliekant daug skirtingų užduočių vienu metu. Pavyzdžiui, mintis išeiti anksti ryte pabėgioti po sunkios mokslo nakties gali baigtis nekaip. Trečia daroma klaida – finansų planavimas. Tai sritis, kurioje studentai patiria daugiausiai sunkumų, todėl mes rekomenduojame studentavimui savęs nevaržyti ir pasinaudoti darbo galimybėmis Kaune. Pirmoji laida Kaunas studento akimis atėjo į pabaigą. Tikiuosi, kad visa informacija, kurią išgirdote, buvo jums naudinga. Iki kitų malonių susitikimų ir žinoma, iki susitikimo Kaune. Čiau!